a master of blades. Let me heal your wound. Salvage time, baby. United we fight! My aim is true. Nu, sveiki chebryte. Kaip ir žadėjau, kai pasieksiu 10 levelį, viską atsirakinsiu, tada išeisiu į eterį. Tai va, surinkau 10 levelį, va kaip tik peršoko, dar nepakeičiau nei pavadinimo nieko. Taip, dar neturiu su ko pakeisti. Ir ką aš padariau? Nu tai visų pirma, pakėliau savo personažus, jau galėjau uždėti gierus, visą atributiką, gavau už 3 dienos prisijungimą Mari, kuri labai svarbi yra ir kurią tikrai verta keltis. Taip pat gale įdėsiu 10 šardo atidarimą, kuris buvo tikrai nesėkmingas. Ir dabar mano rekomendacijos, ką tokiu atveju jau daryti, kada jūs pasiekė 10 levelį. Tai visų pirma, aš jau atsirakinau ir rekomenduoju jums visiems atsirakinti savo juodąjį marketą, taip, dvarfų marketą. Tikrai verta išleisti viską ir atsidaryti viską kaip galima greičiau, kai jūs tik tai jau galite įeiti. Ir ką reikia kiekvieną dieną padaryti? Supirkinėti maistą. Taip, netaupykit pinigų, supirkinėkit, bus tų pinigų. Na ir pačioje pradžioje, kad nereikėtų eiti gereido, kur tikrai galite sunaudoti daug energijos, susipirkinėkite ir šarvus. Šarvus ir kardus. Na ir žinoma, jeigu yra va, kaip čia, tik pinigai už promotionus, tai irgi galite pirkti. Tai free refreshas ir vėl perkate kiek tik galite. Kol daeinate iki 5 gemų, kur jau gemų neapsimoka leisti šitam reikalui, tai leidžiate tik tai pinigus. Taip. Ir tikrai čia daug gerų dalykų yra, kur tikrai verta investuoti. Tai ką rekomenduoju, tai atsidaryti visą, nes jis būna uždarytas ir jūs prieinama tik tais kareiviai ir 2 slotai šitie. Tai visur kitur reikia atsidaryti kaip galima greičiau. Toliau, ką aš įsigijau? Aš įsigijau Eoną, tą galimybę už 4,99 ir tikrai nesigailiu, todėl kad jinai tikrai daug visko priduoda ir labai palengvina patį žaidimą. Nu ir ką dar aš padariau? Tai įsigijau šitą, taip pat už 4,99. Ką aš dabar turiu? Turiu auto kovose 3,5 greitį. Taip pat galiu vieną praeiti promotion raidą. Čia, taip, čia. Ir galėsite pamatyti, kur nauda yra. Nu, tarkim, perinam lankininkus.
autokovą, pamatysite greitį, viską, tai bum. My aim is true. O, mato 3,5. Taip, viskas daug greičiau, daug efektyviau, nereikia ilgai laukti, viskas daug greičiau juda. Tai va, tai mano rekomendacija, tikrai verta suinvestuoti, nu, jeigu nenorit, galit neinvestuoti. Paprasčiausiai, nu, šiek tiek ilgiau žaisit, mažiau visko gausit ir tiek, bet žaist pilnai komfortabiliai ir be šito galima. Taip, nu ir dabar pažiūrėsim, ką mums duos. Papildomai. Va, ekstra gavau 53 auksinius. Tai kuo aukštesnis levelis, tuo jūs gaunate daugiau visko. Čia 53 auksiniai, bet gali būti ir šardai, ir viskas papildomai. Ir ginkluose papildomi ginklai ir taip toliau. Taip, kad tikrai apsimoka. Kodėl dar apsimoka? Todėl, kad taip pat G-reidę, kaip ir minėjau, gausite šarvuose papildomų šarvų. Tai žiauriai gerai. Na ir pirmą mėnesį jums viskas padaugėja, pagerėja, tikrai verta investicija. Na ir ką aš tikrai dar įsigysiu ir pabandysim padaryti vieną hacką online. Tai pasiekiau 10 levelį ir galiu įsigyti štai tokį startinį paketą. Tai vat vienintelis paketas, kurį verta įsigyti ir daugiau neinvestuoti į jokius papildomus paketus. Ką jums ten siūlys, ten yra nesąmonė. Kodėl verta iš tai investuoti? Todėl, kad matot, yra daug auksiniai šardai. Tai pagal legendą ir pagal visų youtuberių ir kitų pastebėjimus, vienas iš tų šardų bus auksinis. Tai reiškia, legendary gausite daug greičiau negu kad kiti. Tai greitų laikų sugrįšiu, trumpam aš dabar atsijungiu, įsigysiu ir vėl prisijungsiu, kad kartu mes galėtumėm pasižiūrėti, ar ta legenda teisinga ar ne. Na va, gavau, įsigijau, suinvestavau ir dabar jūsų akivaizdai tikrinsiu iš tikrųjų, ar mano spėjimas ir kitų youtuberių yra teisingas. Na, mes turim 2x ant auksinių, nu ir žiūrim, kas bus. Taip, kaip matot, pirmas auksinis reiškia legenda teisinga. Ir gavom deferį. Ne kas, kaip pradžiai deferis, bet šitas deferis yra neblogas. Tikrai vertas investicijų, negu kad kiti nykštukai. Nu ir pasižiūrim, ką kitas duos. Turėtų epiką kažkokį duoti visai neblogą. O, taip va, dar vienas deferis. Nu, nelabai gerai. Bet žaisim su deferiais. Tai ką, matot, toksai vat atidarimas, toksai vat legendos patikrinimas ir tikrai rekomenduoju, kad investuotumėte tai. Tai ačiū jums šį kartą ir susitiksime kituose video.